net per garsiai. Tyliau prašytume. Paskiau bobutės kūsis. Tai iš tikrųjų noriu padėkoti, kad susirinkote į pirmą Trojos mūšio žaidimą. Aišku, čia jeigu Edvinas čia iš vis niekas neįvyktų, tai jei kažkokios pretenzijos bus, tai pirmą Edvinui, po to man, kaip galėjai duokit. Tai jau žinau, nuo ko malkų gausi. Tai va, tai Legiono planai yra tokie, kad kitais metais darys bent 2 žaidimus. Pramoginius po visą fortą. Tai dabar čia yra bandomasis toks variantas. Realiai susirinko komanda LT United su kai kuriais priverstais atvažiuoti. Tai va, nežiūrint to, smagu, kad dalyvaujat. Tai mūsų sakau, vizija yra tokia, 2 žaidimai per metus, tai greičiausia balandžio ir rugsėjo mėnesį tas bus kitais metais. Apdovanojimus, kadangi jūs esat pirmi, tai gausit visi Trojos ženklus, o ateityje bus 3 mūšiuose sudalyvavo, tada gauna bronzinį ženklą, po to gauna sidabruotą ir auksinį. Paauksuota, jo. Tai čia vat yra... Tai va, tokia yra vizija. Dabar dalį tvarkos mes perimam iš Rataslydžio, tai reiškia, kiekvienas žaidėjas, šiandien mes jau nuspręsim, kur žaisim, ar forte, ar žaisim aikštelėse, kadangi jūsų yra labai mažai, tai čia kiek čia yra 15, ne? Tai 7-7, tai jūs forte nerasit nieko, suprantate. Atibėgsti, jeigu dalį forto, ne? Jo, tai arba dalį forto, arba šitose aikštelėse, kur pramoginius žaidimus žaidžiam. Tai galima žaist šitoj Ukrainoje, arba galima sujungti 2 aikšteles, kur kažkada MDL-as vyko, nu, ta prasme, tai nuo jūsų pačių priklausys. Tai va, tai ką mes perimam iš Rataslydžio ateityje, tai reiškia signalinės liemenės, va, čia kiekvienas turi turėti signalinę liemenę. Čia va, kam jinai skirta? Jinai skirta gaudyti sukčius, vienas dalykas, ir kitas dalykas apsaugot žaidėjus, nes kadangi ateityje žaidimas vyks visam forte, tai priešininkai nežino. Gražesni už Patriotą. Tai reiškia, kai pataikau, užsidedat liemenę arba pusę liemenės ant savęs. Tai reiškia, tokį žaidėją šaudyti negalima. Jisai nueina į merkveką, kiekviena komanda turės savo merkveką, jie yra iš principo, jeigu būtų daugiau jūsų susirinkę, tai merkvekai yra paruošti, tai yra neutralios vietos, kur ateini su šita liemenė, nusiimi, vėl susikiši į kažkur ir tada, jeigu bus generolas, tai tada gauni užduotį, jie vykdė kitą užduotį. Tai va, tai tokia vizija. Plius išėjimas kas 10 minučių. Dabar, kadangi jūsų yra mažai, tai reiškia, to laikrodžio nenaudosim, nepriklausomai kur mes žaisim. Tai ta prasme, atėjom į merkveką, nusiėmėm liemenę, nusivalėm dėmes, pasiruošę žaisti, reiškia, einam jau žaisti, vykdyti. Tai va tokia situacija. Tai jau susirinks bent 40-50 žmonių, tada jau bus tos 10 minučių. Galbūt savo pradžiai trumpinsim iki 5 minučių. Nu, vėl tam, žiūrint, kaip tas žaidimas vyks. Dabar, skirtingai nei iš Rataslydžio, yra energija, iš ko išlekia kamuoliukas. Tai pas šrataslydžininkus tai yra elektra, akumuliatorius pas daugumą,
pas kai kurios oras toks pats kaip dažasvydė, bet sąnaudos yra kitos. Dažasvydžio šautuvai naudoja daugiau oro. Tai turit žinot, kad oro papildymas yra va šičia, baigėsi oras, turit ateiti čia pasipildyti. Kitais metais mes turim nusipirkę nemažai metrų šlangos, tai oras bus pildomas aikštelėje, tai reiškia, va čia per kampą, tenai bus aikštelėje padaryta pildymo stotelė, tai reiškia, irgi su liemenė ateina, pusipučiat oro, grįžtat į savo merkveką ir iš ten vėl pradeda žaisti. Tai va, tai ta liemenė dar tūkstant gaudė, tai mes susidūrę organizuodami tos mūšius su sukčiavimais. Tai prasme, jūs irgi susidursit, tai reiškia, kad kažką pataikys, kažkas nusivalys, kažkas vėl kažkokį dalyką padarys. Tai viskas susideda iš žmogaus galvą ir sąmoningą. Jeigu mes atvažiuojam pažaist sąžiningai, praleist gerai laiką, tai mes turim sąžiningai žaisti. Jeigu tas žmogus nesuvokia, kad taip reikia daryti, tai tas, kuris suvokia, jį turi šaudyti tiek, kad jisai pradėtų suvokti. Nu, aišku, ne? Nes kito būdo nėra. Arba pataikė kelių ranką, dėdos liemenį išeina, arba gaunu pataikymą, valausi, tada gaunu dar kartą, kol suprantu, kad man... Tada aš ateisiu. Galima paklausti? Jo. Žaidimas, pataikymas turi sprogdažai, ar pataikymas tik tais? Sprogdažai. Sprogdažai? Turi sprogdažai. Taip, tada jeigu sprogstate nugaroj dar kažką ir aš nežinau, ar sprogo, bus ten paklausyti? Jaučia visi. Tai Komandos draugo čia įsijungia tas, supranti, kaip brolis ir sakė, kad šaudom tada tol, kol pajausi. Klausimų nekils. Ne, nu tai gerai, Nu, į minkštą vietą pataikysit, tai žiūrėkit, tai yra... visada tu gali paklausti pas savo Taip, aš va tą ir kolegą. norėjau. Vienas yra dalykas, o jeigu tu jau jauti, kad tave nepataikė, o ten kažkas žino, kad tikrai pataikė, tai gausi tiek, kad klausimų nekils. Ir viskas. Tai va, ką čia daugiau suprantat? Ai, va dar. Nežinau, kur mes šiandien žaisim, tai va nuspręsim, bet situacija yra tokia, kad planuojama, kad tie Dažasvydžio mūšiai vyks 5 forto teritorijoje. Tai yra senas karinis objektas, jisai yra pavojingas. Kaip? Gali fortą pavojinti, jeigu jie vyksta, jeigu laiko fortas. Galim blokus imti, pavyzdžiui. Nu, gerai, galim blokus imti. Tai va, tai vienu žodžiu turit žinot, kad kai žaidžiat 5 forto teritorijoje ir esat ant kalno, tai yra didelė tikimybė, kad šalia kažkur yra išėjimas iš požemių. Tie požemiai yra pažymėti įspėjamaisiais ženklais va tokiais. Yra įspėjamieji stulpai, geltonai raudoni arba raudonai balti. Signalinės juostos ištampytos, tai reiškia, bėgat kažkur, pamatot ar šitą ženklą, ar dar kažką sustojat, žiūrit, kažkur galima nukristi, reiškia. Kadangi fortas yra didelis, tai ir mes realiai nespėjom ten visko sužiūrėti, suprantat. Nes čia be mūsų lankytojų yra ir kitų lankytojų, kurie greuna aikšteles, plėšo ten šitus visokius, viskas. Pamatėt, sustojat, žiūrit, kur galima nukristi. Tai tie visi išėjimai, suprantat, iš tų visų požemių, tai reiškia, yra tik 5 metrų nusiverst. Dirbam. Reiškia, turit sustot pažiūrėti. Dar ačiū Dievui, nelaimės neatsitiko, nusivertusių buvo porą kažkur, bet jie kažkaip tai išvairavo sėkmingai, suprantat. Nu, kaip sakant, Dievas padėjo pagalbę, tai va. Dar dabar neverta minėti, teritorija yra
pažymėta, kur galima žaisti. Seno šito forto gynybinė siena, jinai apjuosta čia maždaug C raidės forma. Yra 6 metrų, 7 metrų aukščio siena, tai reiškia, ant jos lipti nereikia. Jeigu taip gausis, kad čia per takus užbėgot, nematėt per krūmus, pamatot, kad jau esat ant tos sienos, tai reiškia, jūsų esat už aikštelės ribų, tai reiškia, jūs esat nušautas, tai savo netveka šaudyti negalim. Iš Vaišvydavos pusės yra padaryti, sutvirtinti tokie ženklai, irgi galit matyti, galit nematyti, bet jeigu nuėjot į Vaišvydavos plentą, tai reiškia per toli. Jeigu instruktoriai pamato, tai reiškia, jūs esat nušauti, grįžtat į Mertveką. Išėjimų iš Mertveko yra belė kiek, suprantate, 10 kartų nušovė, 11 kartų gali išeiti, iki kol pasibaigia žaidimo laiką. Tai va, papildyti. Aš galvoju, davai pirmą nusprendžiam, ką žaidžiam, o paskui aikštelėje aptariam visas ribas, teritorijos ten ir visus tos kitus dalykus. Ar mes žaidžiam didesniai teritorijoje ir lakstom po fortą, ar mes pasiemam didesnę aikštelę, tarkim, ten tą blokus, angarus, garažus, kas kaip vadina, ir žaidžiam tenai. Mano yra patarimas dideliai teritorijoje nežaist, galim, sakykime, apjungti blokus ir ten tą senąją padangų vadinamą aikštelę, kaimelį. Tarkim, bus didesnė teritorija, jeigu mes pasileisim po pusę fortų, tai mes ten vienas kito nepagausim ir nerasim. Aš manau, startuojam su padangom ir blokais, čia bus per akis ir galim daryti netgi paskui... Man atrodo, net per daug bus. Jo, net ir padarysim valandą žaidimą ir paskui sustabdysim ir galėsim pakeisti po pasipildymą, jeigu galite čia tą variantą, į mažesnės aikštelės. 5 minutes later. Klausot biški mane. Girdim. Mintis yra kokia. Čianai yra neutrali vieta. Iš karto pasakau visiems, kad šita neutrali vieta nėra saugi. Vadinasi, jeigu kaukės nusiema, tai tenai nežioplinėjat į aikštelę ir ne į aikštelės pusę žiūrit su kaukėm užsidėję, ne? Jeigu kalbat, bendrauja taip, kaip aš, užsisukęs nuo aikštelės, tai tikimybė, kad pataikys į akį, yra maža, ne? Vadinasi, sprendimą dėl kaukių nusiėmimo priimat patys už save esat atsakingi. Realiai tai matau vieną žmogų, kuris saugiausiai turėtų jaustis be kaukės, ne? Pirštais nerodau, bet visi matom, visi suprantam. Tai va, tai mano yra toksai pasiūlymas, startuojam, startas yra gale, va ten prie to va, kvadratinio bloko ir kitų anam gale. Užduotį galbūt darom tokią, gauna komanda po vėliavą, statotės vėliavą, nežinau, kur organizuojatės vėliavos gynybą. Galit į viršų, galit čia apačioje, galit pastate, bet kad vėliava nebūtų paslėpta. Žodžiu, vėliava įsmeigta, atremta, pastatyta, kad ją visi rastų, matytų. Ir užduotis yra tokia. Žaidžiam 1 valandą, pasiemat priešininko vėliavą, parsinešit laiko 2 vėliavas, vadinasi, organizuoja tik tai gynybą, ar ten puolimą, ką nori, tą darot, bet esmė tokia, laimi tie, kas turi 2 vėliavas. Žaidžiam šičia apačioj, čia yra neutrali vieta, čia per krūmus neinam, nėra tiek daug žmonių, bet ten viršui, per viršų apėjimą galim daryti, viršui aikštelė yra dar viena žaidimą aikštelė galim daryti. Ten už aikštelės ribų jau toliau į kalną nekyla. Nedarom ten apėjimų, nu vis vien 7 prieš 7, čia 7 prieš 8, kiek čia gaunasi, užteks tos vietos ir užteks tų žmonių. Dabar kiekvieno šito angaro, garažo, už galinės sienos yra toksai siauras tunelysis, kažkur tokio pločio, įėjimas iš ano angaro ir ten paskutinės durys. To tunelio siauro, ilgo, juodo, tamsaus nenaudojam. Nei praėjimam, nei šaudimam į tenai neina. Žaidžiam tik tai šitoj teritorijoje, viršui ir anoj aikštelėje, kur yra namukai mūriniai išmūrinti. Užteks tikrai teritorijos, žmonių nėra daug. Vaišvydavos plentas tenai,
apie ką kalbėjom, kad ten neinam, nesivaidenam, nesirodom. Iš principo gaunasi taip, kad čia gynybinė siena, per ten jūs ir nenueisit. Čia šitos teritorijos nenaudojam, vadinasi, žaidžiam tik tai šitoj teritorijoje. Čia vizualiai galbūt vienas stulpas, antras stulpas ir ten, sakykime, krūmai, miškas kažkiek tai į mišką eina. Nu, jeigu jum yra poreikis ten į miško gilumą, iš kur atėjom, galim žaist, galim ir ten žaist, bet nebus to poreikio. Manau, užteks pasišaudimui vietos tikrai. O kaip su grįžimu darom? Su grįžimą nežinau. Darėm, aptarėm dabar visi. Ar kas laiką, kas 10 minučių darom, grįžtam, ar tiesiog nušautas grįžo. Ne, apsivaliai ir eini. Jo, gerai. O grįžtam visi čia. Jo, žiūrėkit, nukauti visi grįžta čionai su liemenėm, su raiščiais. Kas pamesit, kam kažkas netyčia atsitiks, iškeltos rankos, ranka ant galvos, iškeltas ginklas, žodžiu, kad visiems būtų aišku, kad nukautas žmogus grįžo čionai, susitvarkėt, nusivalėt, su pakelta ranka grįžtat į savo starto vietą. Starto vieta yra, kaip sakiau, čia blokai, tiksliau tas kvadratinis blokas ir gale ten kvadratinis blokas. Ir įsijungiat į žaidimą. Bet kad nebūtų taip, kad kažkur ten su pakelta ranka nuėjau, paskui prisijungiau ir panašiai. Starto vieta, įėjot į startą, jeigu, sakykime, situacija yra priešininkai užspaudė, tikrai yra galimybė įeiti tarkim, į tą bloką, ten už bloko kažkur tai. Atsitiks taip, kad nėra galimybės eiti, spręsim toliau. Tai tikslas yra tiesiog paimti vėliavą ir atnešti. Tikslas yra toksai, tavo komanda gauna vėliavą, geltoną, mėlyną. Jūs po starto apsisprendžiat, organizuojat, kur statot vėliavą, organizuojat vėliavos gynybą. Mėlyni lygiai tą patį daro. Tavo tikslas yra paimti, surasti mėlyną vėliavą, turėti 2 vėliavas. O parnešti, jeigu parneša nukala, palikti vėliavą vietą? Nešit vėliavą, nušovė, vėliavą metat ant žemės, einat į neutralią vietą. Vėliavą dabar iš karto pasakysiu taip, kad nebūtų gudrių, kurie šaudys šitaip. Čia kamoliukai suprantat, kad ne, visi kris. Už tokį nešimą skaitysim nukautą žmogų iš karto. Instruktorių bus 3 vaikščios aikšteliai, ten kiek žiūrės, kiek kontroliuos. Jeigu nešit vėliavą, jūs pataikė, yra dėmė, vėliava yra galimybė, įsmeigėt, atremėt, pastatot ir išeinat. Vėliava yra perduodama iš rankų į rankas arba kažkur tai, galbūt ten palei žemę kažkur pasimeskit, bet tai yra dėl jūsų pačių saugumo, kad nebūtų taip, kad davai gaudyk, aš ten paimtas, susisuko, bamti kažkur į pakaušį. Tai sutarkim taip, kad vėliava, palei žemę pasimest galit. Vėliavą, kaip ir sakiau, parsinešat, pasidedat 2 vėliavas, įsismeigėt, pasistatot, kur ten jūsų buvo, ten ta vėliava, jau jūs nusprendėt pačias. Vėliava, jeigu atsitiks taip, kad aš paėmiau vėliavą, ten kažkas iš priešininkų mane nušovė, aš vėliavą parsinešu pas save, vadinasi, vėl toliau organizuojam vėliavos gynybą. Tinka toksai scenarijus? Aišku visiems, tai darom kaip? Nuo žaidimo pradžios 1 valandą. Tinka toksai? Ne, gerai, 40 minučių. Dabar jeigu atsitiks taip, kad baigėsi oras pas kažką, tai su oru iš karto patys keliaujat, įsikeliat raudoną raištį, liemenę, keliaujat į angarą, užsipildot orą, oras matėt, kur yra pildomas, bus ten kažkas iš mūsų instruktorių, jeigu reikės, padės susipildyti, grįžtat atgal į žaidimą. Tik tai grįžtat atgal į žaidimą, tik lygiai tas pats kaip ir nukautas. Ateinat į savo starto vietą ir nuo starto vietos pradedat žaisti. Kad nebūtų taip, kad iš ten atėjau, ten ir... One eternity later.
čia, nukauti ateina. Nukauti čia! Nušauti čia ateina. Ateik čia! Ateik čia, susitvarkyk, dėmę, nusivalyk ir greitai žaidimą. Jeigu dėmės nėra apsižiūrę, tai grįžti į savo startų vietą. Liemenė įsikišk į kišenę, nes neaišku, ar tu ten nušautas ar ne.
Kažkieno koronos butelis mėtos. Kai nedidelė teritorija, daug veiksmų. A few moments later. Ką, chebra, jėgos apleido? Pradžia tokia intensyvi buvo.
Neskaitant to, kad galva sudaužyta, viskas labai gerai. Laimėjau. Tai yra geriausia. Žaidėm gerai, tada lievai, tada geriau, tada prapisom. Aš už jūs. Kas nutiko? Prie pat. Gerai dar, kad per kaukę, ne per apačią. Tai va, man tai baisiausia tie, kurie naudoja airsoft'e su tinkleliu. Pavyzdžiui, toks kaip aš su biošaratai žaidžiam. O biošaratai tinklelį labai skyla.
nenusileidžiat. Tai jūs geltoni. Žinau. Da, parodyk. Mėlyni nepasiduodat, ble. Ten prižiūrėtojas. Pametei. Viskas gerai. Gerai, žaik. Dažų biškį gavo į veidą.
Pušinkit jūs jį. Блять. Netyčia. Atgal į Mertveką! Į Mertveką atgal! Už ką? Tai, kad mes negelinė. Jo, matau dabar. Prasižiūrim angarus! Rokas išėjęs. Kas kalną saugo? Jaunuolis. Negalima tunelis! Išeina. Į tunelį negalima! Šalmą nusivalyk. Vienas bazis. Bazai viduj.
mergaitės taip. Patylėsiu. Gerai, mėlyni pasiruošę. Tai žaidimo tikslas iki paskutinio gyvo. Supratau. Gerai, šaukės. Ginklus nuo saugiklių. 3, 2, 1. Nušovė? Tave nušovė? Dėkis kaukę palengva, eini palei juostą. Reikia, jeigu reikia.
eina. Prieš ją vieną, nežinau jau. Aikit vis! Tylėk. Tavęs tu miręs. Jūs kokias 5 minutės prieš ją vieną. Nu? Pagaliau. Pagarba mergaitei. Nieko nesiskaito. Nesiskaito. 5 prieš vieną mergaitę. Nesiskaito, nė trupučio. Taip, rezultatas 1-1 laimi lietuviai. Aha, bet labai staigiai sužinojo, kur pataikė. Būkit sąžiningi. Labai greitai sužinojai, kur pataikė, pasakė, būkit sąžiningi. Eik. Bet labai greitai supratai. Eik. Nu tai už grotų gali žiūrėti.